Sveiki, šiandien kalbėsime labai svarbia tema apie sąnarius. Sąnarių ligos vis jaunėja ir vis jaunesni žmonės patiria diskomfortą sportuodami, gyvendami. Todėl šiandien tema truputėlį kitų kampų, tai yra sąnarių problemos ir jų sprendimo būdai. Šiandieninės temos tai kodėl atsiranda sąnarių uždegimai, koks maistas kenkia sąnariams, koks pagelbėja jiems būti sveikesniems ir kokie papildai gali padėti išlaikyti sąnarių sveikatą. Aišku, aibė jų yra rinkoje, tačiau aptarsime tuos, kurie yra svarbiausi ir svarbiausia, kad jūs suprastumėt, kodėl jie yra tokie svarbus. Šiandien visko nespėsiu papasakoti, tačiau mano dvi knygos Keto meniu ir Mano kūnas, mano tvirtovė, tai yra tos dvi knygos, kuriuose aš kalbu apie prieš uždegiminę mitybą. Ir šiandien sąnarių temą paliesiu per mitybą. Taigi pasižiūrėkime, kas yra sąnariai. Sąnariai tai yra sudėtinis toksai kompleksas ir jūs turbūt matėte ar vištos kauliukus nagrinėdami, ar kažkokią kitą mėsytę valgydami, kad tai yra dviejų kaulų junginys. Ir jie būtent sujungti sąnariais ir per šią vietą kaulai juda. Jeigu mes paimsim alkūnę, tai yra sąnarys, jeigu mes paimsime riešą, tai yra sąnarys, mažiausiai mūsų piršteliai turi visokius sąnarius, taip, mūsų stuburas susideda iš kaulų sujungtų su sąnariais, taip, per visą kapsulę sąnarinę. Tai kremzlė yra minkštas slidus audinys, kuris dengia kaulų galus. Štai jis pažymėtas tokia melsva spalva. Sąnario kapsulė apsaugo sąnarį, palaiko skysčių aplinką, todėl kad čia turi būti vieta tarp kaulų, atstumas tarp kaulų, jie neturi liestis, kad tie kauliukai minkštai judėtų štai šitoje sąnarinėje kapsulėje. Na ir yra vadinamas toksai sinovijos skystis, kuris gaminamas sinovijos membranoje ir jisai yra čia viduj, dalyje šitoje sąnarinės kapsulėje ir sutepa sąnarį, mažina trintį tarp kaulų. Taip pat šitos kaulus palaiko raiščiai, kurie stabilizuoja sąnarį ir riboja per didelį judėjimą, kad neatsilenktų į priešingą pusę. Tai sąnarių ligos dažniausiai yra susijusios su degeneracija, uždegimu arba traumų pasekmėmis. Ir mes matome, kad osteoartritas, reumatoidinis artritas, podagra tai yra vadinamos uždegiminės ligos. Osteoartritas tai skausmą sukelia uždegimas aplink kaulą, taip pat aplink kaulą, raiščių, sinoviją. Podagra tai yra kristalai, kurie sukelia intensyvų skausmą, tai yra uratų kristalai nusėda dėl netinkamos mitybos, dėl inkstų funkcijų sutrikimų, na ir gali būti, aišku, genetiniai pakitimai. Reumatoidinis artritas, sako, kad bus įsteigta Nobelio premija, jeigu supras mokslininkai ir gydytojai, iš kur atsiranda tas reumatoidinis artritas, tačiau vis dėlto vieningai yra pripažįstama, kad tai yra autoimuninis uždegimas ir sinovijos hiperplazija dėl genetikos, aplinkos poveikio ir lyties faktorių. Ir dažniau vis dėlto serga moteris. Išsiskiria tokie uždegiminiai mediatoriai, citokinai, kurie dirgina nervinius galus, sukelia tinimą ir skausmą. Ir aišku, yra traumos, tai yra raiščių plyšimai, lūžiai dėl sporto, dėl intensyvaus sporto ir dėl įvairiausių kritimų. Tai dažniausiai artrito tipai būtent yra ūmus osteoartritas, reumatoidinis artritas ir podagra. Ir jie gali paliesti šitie nemalonūs dalykai įvairiausius mūsų kūno sąnariukus. Osteoartritas progresuoja labai lėtai, paveikia vieną ar kelis sąnarius, lanksčius, laikančius būtent apkrovą. Ir tai yra degeneracinė liga, kurią sukelia sąnarių kremzlių susidėvėjimas ir pagrindiniai rizikos veiksniai yra amžius. Tačiau, kaip aš jau minėjau, amžius dabar jaunėja ir dėl osteoartrito jau kreipiasi netgi ir 30-35 metų žmonės. Labai šitas uždegiminės sąnarių ligas veikia antsvoris, taip pat sąnarių traumos, genetika, mechaninis stresas.
Reumatoidinis artritas yra greitesnis negu osteoartritas ir paveikia simetriškus ir mažesnius sąnarius. Taip, tai jeigu jau yra vienoje rankoje, paprastai būna ir kitoje rankoje. Arba jeigu vienas klubo sąnarys arba kelio sąnarys, tai paprastai jaučiamas ir kitas. Na ir dažniausiai tai yra mažesni sąnariai kenčia dėl štai šitų autoimuninių ligų. Autoimuninė liga, kurioje organizmo imuninė sistema klaidingai ima atakuoti savo sąnarių audinius, būtent ypač sąnario sinoviją, ploną tą membraną, kuri dengia sąnarį ir gamina sinovijos skystį. Ir štai ši ataka sukelia uždegimą, kuris ilgainiui gali pažeisti kremzlę, kaulus, raiščius ir netgi sausgyslės. Pagrindinis rizikos veiksnys yra genetika, kurią dažnai mes suaktyviname neteisingų gyvenimo būdų, neteisingą mitybą. Ir aišku, tai yra dar ir imuninės sistemos sutrikimai, kurie gali būti padaryti, gali būti įtakoti aplinkos veiksnių, ypač tokių kaip rūkymas, kaip žalingi įpročiai, medikamentų vartojimas ir tam tikros infekcijos. Labai dažnai yra maišoma, kas yra osteoartritas arba apskritai yra artritas ir artrozė. Mes matom, kad netgi galūnės yra skirtingos - artritas ir artrozė. Tai yra visiškai du skirtingi, bet dažnai painiojami sąnarių sutrikimai, kuriuos abu apibūdina sąnarių skausmas ir diskomfortas. Na ir štai pagrindiniai skirtumai tarp šių dviejų dalykų tai, kad artritas yra sąnario uždegimas, kuris veikia sinoviją, paprastai būna pastovus skausmas. Na ir osteoartritas labiausiai paplitusi artrito forma, kuri veikia sąnarį, tačiau pasitaiko keliuose, klubuose, pirštuose, nykščiuose ir ypatingai didžiuosiuose kojų pirštuose. Na ir pagrindinis simptomas yra skausmas, ypač judėjimo metu. Kiti simptomai gali būti patinimas, sustingimas, sąnarių formos pokyčiai. Na ir pagrindiniai rizikos veiksniai yra amžius ir viršsvoris. Na ir aišku, gali būti sužalojimai ar operacijos. Dėl osteoartrito rankose genetika taip pat vaidina labai svarbų vaidmenį ir tai apima kremzlę, kaulus, raiščius ir sąnarių pamušalą. Nu, artrozė tai būtent kremzlės susidėvėjimas. Ir jisai susijęs su amžiumi ir sąnarių apkrova esant viršsvoriui. Ir tai yra kremzlių kietėjimas, jų irimas, degeneracija. Ir štai matome, kokie būna nusitrynę tie kauliukai, sumažėjęs tarpas tarp kauliukų, kaulas trinasi vienas į kitą, sukeldamas labai didelius skausmus. Ir čia yra stuburo osteoartrozė, stuburo artrozė, paprastai kaklo, juosmeninės dalies. Ir skausmas atsiranda dėl raiščių, sausgyslių, tarpslankstelinių diskų pakitimų. Ir vis dėlto vertinant pažeidimų sunkumą, pirmą vietą užima klubų sąnariai. Ir turbūt žinote, kad klubų sąnariai dažniausiai yra jau toksai keičiamas sąnarinis vienetas, na ir taip pat kelių bei čiurnų sąnariai. Tai čia tokia lentelė išdėsčiau, kad jūs suprastumėte artrozės ir artrito palyginimą. Ir charakteristikas, kuo skiriasi artritas ir artrozė, ką dažniausiai pažeidžia, tai mes dar kartą galim pasižiūrėti, kad artritas tai yra dažniausiai riešai, keliai ir simetriškai, o artrozė gali būti nesimetriški sąnariai. Simptomai, kokie yra skirtingi. Taip, tai pavyzdžiui, artritas tai dažniausiai būna ryte pastingimas, patinimas, kartais karščiavimas. Na, o kada yra jau nusidėvėję sąnariai, pakitę sąnariai, pakitę jų dalis, tai čia dažniausiai būna judėjimo metu, kada kaulas trinasi į kaulą ir sukelia traškėjimus, nemalonų skausmą ir taip toliau. Na ir artrozė progresuoja lėtai, kadangi sąnarys pamažu dyla, tvirtėja ir mažėja tarpas tarp kauliukų, mažiau gaminasi skysčio sinovijos, todėl artritas gali būti greitas arba lėtinis, priklauso nuo uždegimo pobūdžio. Nu ir kalbant apie uždegimo lygį, tai būtent artritas yra intensyvus ir sisteminis. Ir štai matome, kad čia yra sveikas sąnarys, kur raiščiai laiko vieną kaulą prie kito, yra visa ta kapsulė
sąnarinė sveika ir kremzlė graži. Na, o kada jau yra artrozė, pakitimai, tai jau atsiranda ir ataugos vadinamos osteofitais, ir kaulas nusitrina, kremzlė nusitrina pliką kaulą, matos, ir plikas kaulas, kada trinasi pliką kaulą, sukelia labai labai stiprius skausmus. Taigi sąnarių pažeidimo ir skausmo mechanizmai yra pirmas dalykas kremzlės degeneracija. Tai kada sąnarinė kremzlė palaipsniui nyksta, plonėja, praranda elastingumą ir kaulo kontaktą sukelia skausmą judant. Sinovijos uždegimas tai yra būtent sąnario vidinės membranos tinimas ir būtent kada tinsta ta sinovija, ji gamina citokinus, uždegiminės medžiagos, ima jie dirginti nervus ir sukelia skausmą. Kaulo pokremzlė pokyčiai, kada kaulas sustorėja, keičia struktūrą, gali atsirasti mažos kaulinės ataugos ir dėl nervų galūnių dirginimo jaučiamas mechaninis skausmas. Mechaninis stresas ir sąnario nestabilumas susijęs su raiščiais, meniskų, sąnario struktūros patiriama apkrova ir judesio metu taip pat atsiranda skausmas. Na ir kristalų nusėdimas, tai yra sąnario ertmėje atsiranda ataugos, dažniausiai tai šlapimo rūgšties, kalcio ataugos, todėl tyriant kraują, tas šlapimo rūgšties padidėjimas kraujyje ir kalcio kiekio padidėjimas, reikia atkreipti dėmesį darant kraujo tyrimus, nes tai yra jau raudona lemputė, kad visa tai nusėda jūsų sąnariukuose ir gali sukelti ūmų uždegimą ir ateityje stiprius skausmus. Taigi sąnarių problemų priežastys yra įvairios. Gali būti tai retos ligos, gali būti medžiagų apykaitos sutrikimai. Labai dažnas dalykas yra infekcijos, fizinis neaktyvumas, ypatingai viršsvoris, nutukimas, uždegiminiai procesai susiję tiesiog su viršsvoriu, todėl kad mūsų riebalinėse ląstelėse gaminami uždegiminiai citokinai, kurie žiūri, kur yra pažeidžiamiausios organizmo vietos ir ten kelia uždegimus, autoimuninės ligos, genetiniai veiksniai, traumos ir kremzlės nusidėvėjimas. Ir dabar didelį dėmesį skirsime kremzlėms, jų sveikatai ir kaip jas išlaikyti sveikas, kad jos padengtų kaulą ir neleistų keistis. Tai kalbant apie kremzlės sudėtį, mes matom, kad 70–80% kremzlės, štai šitos sudėties, taip, sudaro vanduo. Todėl pakankamas kiekis vandens išgertas dienos metu padės atsistatyti kremzlės drėgmei. Taip pat mes matom kolageną. Jeigu mes išdidinsime šitos kremzlės vieną mažą tarpelį, tai mes matom, kad kremzlę sudaro kolagenas. Jisai skirtas, kad amortizuotų smūgį, amortizuotų judesio metu susijungimą kaulų ir būtent kolagenas pradeda nykti, jo gamyba mažėti jau nuo 25 metų, todėl palaikyti kolageną savo kūne tiek maistu, tiek papildais yra labai svarbu. Matome, kad hialurono rūgštis, jis skirta elastingumui. Taip, hialurono rūgštį mes žinom, moteris ieškom kremuose, kad būtų, bet mums labai svarbu jos gauti ir su maistu arba su papildais. Taip pat proteoglikanai, gliukozaminas, chondroitinas, tai yra du žinomi tokie žodžiai, kurie dažniausiai būna papilduose. Ir tai yra molekulės, kurios padeda išlaikyti vandenį ir užtikrina kremzlės elastingumą bei amortizaciją. Tai jūs matote svarbiausias šitas sudėtinės dalis, kurios sudaro kremzlę ir kurios turi būti gaunamos kasdien. Taigi kremzlę maitina ir sutepa sinovijos skystis. Ir jeigu mes pasižiūrėsime kremzlės paskirtį, tai kaip ji yra svarbi, kad mūsų sąnariai būtų elastingi, kad mūsų sąnariai būtų drėgni, kad mūsų sąnariai būtų nepatinę, neskausmingi, neparaudę ir taip toliau. Tai kremzlė tai yra toksai ypatingas audinys,
kuris užtikrina sklandų judėjimą absoliučiai visame mūsų kūne ir sumažina trintį tarp kaulų. Taigi, jos funkcijos yra amortizuoti smūgius, sumažinti apkrovą, sumažinti kaulų trintį ir palaikyti sąnario judrumą. Ir mes matome, štai išryškintas tokius pūslelės, kurios vadinasi chondroicitai. Ir taip pat, kaip mes kalbėjome, čia yra želatinas ir elastinės skaidulos. Tai štai kokia yra mūsų ta kremzlė. Ir kolagenas yra tas pagrindinis baltymas sudarantis kremzlę. Taip pat jisai yra sausgyslėse raiščių struktūroje. Ir sąnarių sveikata priklauso būtent nuo kremzlės tvirtumo ir elastingumo, kuriuos palaiko kolagenas. Ir kolagenas būtent apsaugo nuo mechaninio pažeidimo, tačiau kasgi gamina tą kolageną? O gamina kremzlės ląstelės, tai chondroicitai, kuriuos aš pavadinau pūslelėmis. Tai tos pūslelės yra kremzlės ląstelės, kurios dažniausiai gamina antro tipo kolageną ir sudaro kremzlės tarpląstelinę matricą. Tai sąnarinės kremzlės maitinimas ir atliekų šalinimas vyksta per sąnario skystį. Ir judėjimo metu sąnarys pakaitomis suspaudžiamas, atleidžiamas, o tai leidžia skysčiui įsiskverbti į kremzlę ir iš jos pasišalinti. Tokiu būdu kremzlė gauna deguonį, gliukozę, hialurono rūgštį, kartu pašalinamos medžiagos, apykaitos produktai, atliekos, uždegiminiai produktai. Ir be judėjimo šis procesas tiesiog sutrinka, kremzlė negauna maistinių medžiagų, praranda elastingumą, sparčiai nyksta. Todėl reguliarus fizinis judėjimas skatina sąnario skysčio cirkuliaciją, mažina uždegimą ir padeda išsaugoti sveikus sąnarius ir jų struktūrą. Sąnario kremzlėje nėra kraujagyslių, nėra limfagyslių, nėra nervinių skaidulų, todėl štai šitie chondroicitai, štai šitos mažos pūslelės su akytėmis, taip, visas maistinės medžiagas ir atliekas priima ir pašalina vadinamų tokiu difuzijos būdu, tai yra suspaudimo ir atleidimo momentų. Štai po ilgo sėdėjimo mums sunku išsijudinti arba po gulėjimo, mes būnam pastingę ir kineziterapeutai sako, kad ilgiau kaip 45 minutės sėdėti, būti sustingus yra labai didelė trauma mūsų sąnariukams, ypatingai sąnario kremzliui. Todėl sąnarių judėjimas yra būtinas kremzlės sveikatai. Ir už tai tas pramankštinimas pirštų, rankų, viso mūsų kūno ir netgi stuburo sveikata, stuburo elastingumas priklauso nuo to, kaip mes dažnai judame, atliekame įvairius lenkimosi, sukamosius judesius, kad kuo labiau užtikrintume pamaitinimą mūsų sąnario kremzlės. Taigi tie chondroicitai yra subrendusios kremzlės ląstelės, atsakingos už kremzlės struktūros palaikymą, atsinaujinimą ir sintetina antro tipo kolageną, proteoglikanus ir hialurono rūgštį ir formuoja tvirtą bei lankstų audinį atsparų gniuždymui. Tačiau su amžiumi ar dėl įvairių ligų, ar dėl nejudėjimo, chondroicitų funkcija sutrinka ir dėl to kremzlė tampa labiau pažeidžiama. Na ir čia aptarsiu papildų aspektus ir kaip jie gali mums padėti. Todėl, kad kolageno papildai gali tiekti amino rūgštis kremzlės atsistatymui, tačiau jų veiksmingumas priklauso nuo organizmo gebėjimo tą kolageną, kurį jūs geriate, panaudoti. Nes mes iš tikrųjų galim gerti papildus, tačiau jie gali išeiti tranzitu į laukį su šlapimu ir neteikti jokios naudos. Todėl, kad štai šitam kolagenui reikalingi tie vadinami kofaktoriai. Ir kofaktoriai yra vitaminas C, cinkas ir varis, kurie būtini kolageno sintezei. Ir atliekant kraujo tyrimus, jeigu mes matom, kad yra cinko trūkumas, vario trūkumas, tai jūs galit kiek norit gerti kolageno,
jisai tiesiog nebus panaudotas. Ir papildai, atliks galbūt 10% to veiksmingumo, už ką jūs sumokėjot. Gyvenimo būdo veiksniai, net jeigu vartojamas kolagenas, bet nesubalansuota mityba, stresas, per didelis cukraus, greitųjų angliavandenių vartojimas, rūkymas, gali trikdyti kolageno atsinaujinimą arba kolageno panaudojimą vartojant papildus. Siekiant išlaikyti būtent sveikus chondrocitus ir kremzlės funkciją, labai svarbu laikytis 3 principų. Apie miegą jau nekalbėsiu, apie stresą jau nekalbėsiu, stresas yra apskritai visų ligų problema, tačiau reguliarus, saikingas judėjimas būtent skatina chondrocitų veiklą ir kremzlės mitybą bei pašalinimą visų nereikalingų metabolitų iš tos būtent kremzlės. Tinkama mityba, tai yra kolageno, gliukozamino, chondroitino, vitaminų C, D vartojimas gali palaikyti chondrocitų funkciją ir kremzlės sveikatą. Ir be abejo, svorio kontrolė, tai yra sveikas kūno svoris, mažina sąnarių apkrovą ir sumažina chondrocitų patiriamą stresą. Nes matot, net ir chondrocitai patiria stresą. Ką sako mokslininkai? Publikuota prestižiniuose moksliniuose žurnaluose Arthritis Care and Research bei Journal of Clinical Rheumatology aiškiai patvirtina, kad antsvoris ir nutukimas yra svarbus rizikos veiksniai daugeliui sąnarių ligų, ypač osteoartritui ir kitoms su sąnarių sveikata susijusioms būklėms. Kodėl taip vyksta? Todėl, kad mechaninė apkrova sąnariams, ypač klubo, kelių ir kulkšnių sąnariams. Taigi kelių osteoartritas yra dažniausia sąnarių liga, kurią tiesiogiai lemia antsvoris. Pagalvokit, jeigu jūs turite antsvorį, kad reiktų jau nuo šiandien pagalvoti, kaip pasitvarkyti mitybą, kaip pasitvarkyti gyvenimo būdą, kad imtumėte mažinti svorį. Tyrimai rodo, kad kiekvienas papildomas 0,5 kilogramo kūno svorio padidina kelio sąnario apkrovą 2-3 kartus daugiau, o tai ilgainiui prisideda prie kremzlės susidėvėjimo ir osteoartrito vystymosi. Mokslininkai pastebėjo, kad nutukusiems žmonėms kelio osteoartrito rizika yra net 4 kartus didesnė palyginti su normalų svorį turinčiais asmenimis. Kas vyksta toliau, ypatingai turint viršsvorį ir antsvorį ir nutukimą? Taigi nutukimas prisideda prie sisteminio apskritai uždegimo organizme ir gali paveikti sąnarių sveikatą bei kitas visas provokuoti lėtines ligas. Riebalinis audinys yra kaip atskiras organas, tai nėra pasyvus kažkoks tai dalykas mūsų kūne. Todėl, kad riebalinės ląstelės išskiria uždegiminius mediatorius, vadinamus adipokinais, tai yra skatina uždegimą sąnariuose, skatina uždegimą kraujagyslėse ir gali prisidėti ne tik prie lėtinių ligų, bet ir prie kremzlių irimo. Adipokinai tiesiogiai gali paveikti sąnarių kremzles, skatindami ne tik citokinų gamybą, tačiau ir būtent antsvoris ypatingai veikia plaštakų sąnarius, taip pat, sakysim, kelia uždegimus žarnyne, aktyvina mūsų bloguosius genus. Ir tyrimai rodo, kad nutukusiems pacientams, reumatoidiniu artritu sergantiems žmonėms uždegimo lygis yra labai aukštas, liga progresuoja greitai, o gydymo efektyvumas labai mažėja. Nutukimas siejamas su žarnyno mikrofloros disbioze, kuris skatina įvairiausius uždegiminius procesus. Todėl čia neaišku, kas yra pirmas. Taip, ar disbiozė ir reumatoidinis artritas arba osteoartritas, tai yra artrozė arba artritas, ar, sakysim, nutukimas, kuris
skatina disbiozę, tačiau viskas absoliučiai susiję. Jeigu mes imsime gerinti savo mitybą, gerinsime žarnyno būklę, savaime ims gerėti ir mūsų sąnarių sveikata. Taigi svorio mažinimas yra pirmas dalykas gelbėti mūsų sąnarius. Moksliniai tyrimai rodo, kad net nedidelis kūno svorio sumažinimas gali turėti labai reikšmingą poveikį sąnarių sveikatai. Pagalvokit, kiekvienas numestas kilogramas sumažina kelio sąnarių apkrovą 4 kilogramus. Tai reiškia, jeigu numesite 5 kilogramus, kelio sąnarių apkrova sumažėja apie 20 kilogramų. Net nedidelis kūno svorio sumažėjimas gali žymiai sumažinti skausmą ir pagerinti judrumą. Bus lengviau lipti laiptais, išlipti iš mašinos, vaikščioti, nes tyrimai rodo, kad 5–10 procentų kūno svorio sumažėjimas susijęs su reikšmingu kelio osteoartrito simptomų sumažėjimu. Mayo Clinic tyrimas parodė, kad žmonėms, kurie sumažino savo svorį prieš sąnario keitimo operaciją, buvo mažesnė komplikacijų tikimybė po operacijos ir greitesnis atsigavimas. Turiu ne vieną klientą, kuriam prieš keičiant klubo sąnarį buvo liepta atsikratyti būtent 5 ar net 10 procentų kūno svorio, kad įvyktų geresnis sąnario priėmimas ir mažesnės komplikacijos po operacijų. Tai tikrai dirbu su žmonėmis, kurie nori numesti svorį, lengviau judėti ir gyventi visavertį gyvenimą. Podagra tiesiogiai veikia antsvoris. Tyrimai rodo, kad svorio sumažinimas gali padėti sumažinti šlapimo rūgšties kiekį kraujyje ir sumažinti podagros priepuolių dažnį. Visi žino jūrininkų ligą, podagrą, kai tai yra labai skausminga liga ir podagra gali būti tvarkoma būtent keičiant mitybą. Turbūt teko girdėti Kneipo takelį, tai vokiečių kunigas ir gydytojas Sebastianas Kneipas rašė, kad visų ligų, kaip jos besivadintų, priežasčių reikia ieškoti kraujyje. Todėl, kad ką mes suvalgome, įvairiausi mikroelementai, vitaminai, maistinės medžiagos yra įsiurbiamos į kraują ir išnešiojamos į kiekvieną mūsų kūno ląstelę, būtent kraujotakos sistema. Ir jis siūlė gydymą, kad reikia atstatyti teisingą kraujo tekėjimą ir pašalinti iš kraujo netinkamus elementus. Ir štai čia yra mūsų slankstelio diskai, taip, ir mūsų tarpslankstelinis diskas turi tokią plokštelę, taip, minkštą plokštelę, kuri būtent leidžia mūsų stuburui judėti įvairiomis kryptimis ir pasilenkti, ir į šoną pasisukti. Ir štai tas diskų nudilimas, tarpslankstelinių diskų sukietėjimas yra didžiausia su amžiumi patiriama problema ir skausmas. Pakalbėkime, kaip išlaikyti diskų minkštumą. Taigi slankstelių diskų minkštumas priklauso nuo juose esančio vandens. Ir vandenį lengvai sulaiko natrio jonai. Natrio kraujyje visada yra pakankamai. Ir natris dažnai yra tiriamas atliekant kraujo tyrimą. Jaunystėje diskai būna išbrinkę, spiruoklingi, tačiau kraujyje yra ir kalcio jonai. Ir jie labai lengvai patenka į diskus. Kalcis vandens nelaiko, bet jį išstumia. Atkreipkite dėmesį, perteklinis kalcis išstumia vandenį iš diskų. Todėl į slankstelius patekę kalcio jonai išstumia vandenį, patys pasilieka diskuose. Ir kalciui kaupiantis diskuose, juose mažėja vandens, dėl to jie plonėja, kietėja. Diskai, todėl slanksteliai artėja vienas prie kito ir ima spausti per jų tarpus išeinančius nervus. Nervų spaudimas sukelia osteochondrozę, lydinčius skausmus. Turbūt matėte, kaip atrodo virdulys, kai mes išverdame kietą vandenį ir kas ten lieka.
Tai va, ir mūsų kraujagyslėse lieka tie kalcio nuosėdos ir tarp slankstelių mes turime perteklinį kalcį. Ir štai, kad mūsų šitie diskai būtų minkštučiai, neužspaustų nervų ir nesukeltų mums skausmų, mes turime pagalvoti, kokį vandenį mes geriame ir kaip pagerinti geriamo vandens kokybę. Vadinasi, mes jau žinome, kad kremzlė 70–80% sudaro vanduo, tarp slanksteliiniams diskams palaikyti mums reikalinga natrio jonų ir kad kalcio jonai išstumia vandenį iš šitų tarp slankstelinių diskų. Ir kaip mums pagerinti to vandens kokybę, ką mes galime padaryti. Tarp slanksteliniai diskai tai ne mechaniniai amortizatoriai, bet gyvas audinys, kuris esant tinkamoms sąlygoms sugeba atsinaujinti ir atsistatyti. Tačiau yra paprastas dalykas, reikia sumažinti kalcio kiekį kraujyje. Tada kalcio perteklius esantis diskuose palaipsniui išeis į kraują, o jo vietą užims natris, kuris susigrąžins ir vandenį. Diskai gali tapti storesni, stangresni, minkštesni. Taigi Japonijoje yra labai minkštas vanduo, tik tai iki 5 mg litre kalcio ir japonai nevartodavo pieno produktų. Pieno produktai su dideliu kiekiu kalcio atsirado tik po Antro pasaulinio karo. Na ir visi žino, kad japonai praktiškai neserga osteochondroze ir ne veltui Japonijoje yra senas paprotys susitikus kitą žmogų, žemai nusilenkti vienas kitam parodyti. Stuburas yra sveikas, slanksteliniai diskai nesudylę, nesukmenėja, taip, ir jie išlieka judrus, lankstus iki gyvenimo pabaigos. Kietas vanduo kenkia ne tik tai tarp slanksteliniams diskams, ne tik mūsų kraujagyslėms, bet ir, pavyzdžiui, grožiui mūsų, taip, ir mes matom tiek odai, tiek plaukų problemams, taip, kietas vanduo įsisavina daug sunkiau negu minkštas ir normalizuojasi apykaitos procesai, dėl to norisi valgyti gerokai mažiau. Toks vanduo kraują suskystina, tirpdo inkstų ir tulžies pūslės akmenys, taip. Minkštas vanduo yra reikalingas visiems mūsų organams, visoms mūsų organizmo sistemoms. Taigi, ką padaryti su tuo vandeniu, jeigu mums iš čiaupo bėga kietas vanduo? Paprasčiausiai jį išvirkime. Virinimo metu vanduo ne tik degazuojamas, netenka dujų, bet suardomi ir vandeniliniai ryšiai. Ir toks vanduo lengviau patenka į ląstelę, patenka per žarnyno sienelę į kraujotaką, nes mes žinom, kad ir kraują didelį dalį sudaro vanduo. Taigi virintas vanduo tampa mažiau struktūruotas, takesnis, lengviau įsisavina jį ir augalai, ir gyvūnai. Virinto vandens savybės gerai žinomas pietiečiams, kurie karštomis dienomis geria karštą arbatą, šiltą vandenį, kad atsigaivintume. Taigi, jeigu aš jums užduočiau mįslę, kokia arbata kinai vaišina ištroškusi pakeleivį? Teisingas atsakymas būtų balta arbata, o tai yra karštas vanduo. Taigi, virkime vandenį, pasižiūrėkime, kad kalcis liktų virdulyje, o ne mūsų tarp slanksteliniuose diskuose ir ne mūsų kraujagyslėse, sudarydamas būtent kamščius. Virškinimo trakto poveikis sąnariams. Taigi aptarėme, taip, jau vandenį, aptarėme judėjimą, antsvorį. Ir trečias dalykas, kuris gali padėti išlaikyti sąnarių sveikatą, tai yra mūsų žarnyno sveikata. Nutukimas siejamas su žarnyno mikrofloros disbioze, kuris skatina uždegiminius procesus ir taip pat disbiozė, aišku, susijusi su prasta mityba, kurioje gausu cukraus, perdirbtų maisto produktų, todėl kad šie maisto produktai išbalansuoja mikrobiotą, maitina patogenus, skatina įvairiausių ne tik tai blogųjų bakterijų, bet ir tiesiai šviesiai pasakysiu, parazitų dauginimąsi mūsų žarnyne.
Ir tai rodo eozinofilų tyrimas kraujo tyrime. Tai jeigu jūs matote, kad yra padidėję eozinofilai, tai gali būti arba alerginės problemos, ar aišku žarnyno užterštumas parazitais. Taigi, sisteminis uždegimas, kuris tiesiogiai veikia ligų sveikatą, susijęs su mūsų žarnyno švara, tvarka ir panašiai. Dieta ir žarnyno mikrobiota. Tai yra vakarietiška dieta, kuri pripažinta, jog jinai skatina oportunistinių bakterijų augimą, jų metabolitų gamybą, didina uždegimo lygį, didina lėtinių ligų riziką, širdies ligos, diabetas, artritas. Būtent susijęs su bloga vakarietiška mityba, mažėja trumpųjų grandinių riebalų rūgščių gamyba, o tai yra priešuždegiminės riebalų rūgštys, kurios yra gaminamos mūsų žarnyne ir jas gamina gerosios mūsų bakterijos. Todėl jeigu mes valgysime tokį maistą, kuris tinka mūsų gerosiom bakterijom, jos mums pagamins priešuždegiminės riebalų rūgštis. Na ir jeigu mes valgom prastą, tai vadinasi, mūsų gerųjų bakterijų bus mažai ir jos negamins štai šitų priešuždegiminių riebalų rūgščių. Kada mūsų mityboje yra 70–80% augalinės mitybos, augalinio maisto, tai būtent augalinis maistas didina ir mikrobiotos įvairovę, mažina blogųjų bakterijų dauginimąsi, mažina uždegimo lygį organizme, skatina, kaip minėjau, gerųjų riebalų rūgščių gamybą, trumpųjų grandinių riebalų rūgščių gamybą. Na ir žmonių ir gyvūnų tyrimai rodo, kad augalinė dieta reguliuoja žarnyno mikrobiotą, mažina sisteminį uždegimą ir gali padėti prevencijoje nuo metabolinių ir autoimuninių ligų. Ir tai yra naujausi 2023–2024 metų duomenys. Daugėja mokslinių tyrimų, kurie rodo ryšį tarp žarnyno sveikatos ir osteoartrozės ir reumatoidinio artrito. Žarnyno mikrobiomo pokyčiai, pavyzdžiui, kenksmingų bakterijų išvešėjimas arba naudingų bakterijų sumažėjimas, lėtina uždegimą organizme, kuris turi įtakos artrito vystymuisi. Būtent sukelia lėtinį uždegimą organizme, kuris turi įtakos artrito vystymuisi. Būtent lėtinis uždegimas skatina artrito vystymasi. Ir celiakija, uždegiminė žarnyno liga, Krono liga siejama su artritu. Ir kai kurie tyrimai nustatė, kad specifinės žarnyno bakterijos rūšis, tokias kaip Provetella copri, tiesiogiai sieja su reumatoidiniu artritu. Tai čia yra vienas iš naujausių tyrimų, kur rado, kad štai šita bakterija paskatinta blogos mitybos, vakarietiškos mitybos yra siejama su reumatoidiniu artritu. Kaip mes galime padėti savo žarnynui, tai yra nors 2 kartus metuose atlikti tokią detokso programą, kuri gali būti vien tik tai mityba atliekama arba paskatinta papildais. Na ir sveikas žarnynas tai yra mažesnis sisteminis uždegimas, tai yra geresnė sąnarių sveikata. Daržovės, vaisiai, ankštiniai, pilno grūdo produktai, tai yra skaidulos, kurios maitina gerasias mūsų bakterijas, o jau tos gerosios bakterijos jas fermentuoja ir mums gamina trumpos grandinės riebalų rūgštis. Na ir mes galime tiesiog į mitybą įtraukti ir tokius papildus kaip inulinas. Inulinas tai yra absoliučiai tiesioginis maistas bakterijom, tai yra prebiotikai, kuriuos galima įsigyti tiek vaistinėse, tiek internetu, biofarmacijos puslapyje. Na ir taip pat galime vartoti fermentuotus produktus, tai yra įvairiausius raugintas daržovės ir vartoti probiotikus. Prebiotikai ir probiotikai. Tai pre yra maistas bakterijoms, tai yra inulinus, frukto oligosacharidai ir probiotikai jau yra pačios bakterijos. Tai mes jas galime gauti su maistu arba galime gauti su papildais. Ir būtinai turi būti vitaminas D, C, cinkas ir varis, kad geriau vyktų kolageno gamyba. Mes jau tai sakėm, kad papildai be šitų kofaktorių yra neveiksmingi arba labai mažai veiksmingi.
Taigi, biocinką taip pat galima rasti biofarmacijoje. Tai čia išrašiau jums, kokie vitaminai yra svarbus, vitaminai ir mineralai svarbus sąnarių bei žarnyno sveikatai ir koks jų turėtų būti normalus kiekis kraujyje. Ir mes matom, kokie yra maisto šaltiniai ir ką jie atlieka. Tai jūs tiesiog atlikdami tyrimą galite pastebėti, ar atitinka. Na ir būtent matote, kad tiek kolageno sintezėje, tiek stiprina kaulus, palaiko sveikatą. Tai būtent nuneša kalcį į kaulus vitaminas D, ten, kur jisai ir turi būti, į kaulus, į dantis, o nepalieka mūsų kraujagyslėse ir nenusodina tarpslanksteliniuose diskuose. Taip, ir būtent riebi žuvis, kiaušinio tryniai, papildai, saulės šviesa, vitaminas K2 labai svarbus, cinkas ir varis. Ir štai maisto produktai. Koksgi maistas skatina uždegimus? Tai aišku, nieko naujo jums nepasakysiu, tai yra cukrus, visi rafinuoti angliavandeniai, tai tokie kaip baltieji išvalyti kvietiniai miltai, iš jų pagaminti vairiausi kepiniai, bandelės, pyragai, makaronai, konditerijos įvairiausi gaminiai. Taip pat perdirbti maisto produktai, kuo daugiau perdirbtas maistas, kuo daugiau jame įvairiausių skoniklių, dažiklių, priedų, transriebalų, tai aišku, tai siejama su įvairiausiomis lėtinėmis ligomis ir pablogėjusia sąnarių sveikata. Reikėtų dar esant ir sąnarių problemams riboti raudonos mėsos vartojimą. Aš jau nekalbu apie dešras, dešreles, kumpius ir panašiai, nes čia yra raudona perdirbta mėsa, bet jeigu yra žemas hemoglobinas, žemas feritinas, reikia gauti B12 grupės vitaminų, reikia gauti tikrai, kaip sakoma, trūkstamų vitaminų ir mineralų, tai raudona mėsa yra vienas iš tokių dalykų, tačiau ją reikia tada vartoti saikingai ir teisingai gaminti. Nes būtent raudonoji mėsoje yra arachidonų rūgštis, kuris skatina uždegimą ir didina sąnarių skausmą. Ir kurį laiką atsisakius raudonos mėsos galime pastebėti savo kūno pokyčius. Tyrimai rodo, kad perdirbta raudona mėsa gali riziką ypatingai susirgti reumatoidiniu artritu. Na, o omega-6 ir omega-3 riebalų rūgščių balansą jau galima nusistatyti, ar tai laboratorijose, ar tai sakysim, kitose vietose, tačiau labai svarbu žinoti, nes omega-3 santykis su omega-6 organizme geriausiu atveju turėtų būti 1:4, o šiuolaikinio žmogaus santykis yra 1:16, amerikiečių netgi 1:38. Taigi omega-6 riebalų rūgštys yra būtinos organizmui, tačiau jų perteklius labai skatina uždegimą. Na ir jeigu mūsų virtuvėje yra tokie augaliniai aliejai, kaip perdirbtas rafinuotas saulėgrąžų, kukurūzų, sojų aliejus, taip, jeigu mes valgome vadinamą restoraninį valgyklinį kavinių maistą, kur viskas yra gaminama ant rafinuoto aliejaus, nes tai pigus, beskonis ir bekvapis, tai mes gauname labai didelį kiekį omega-6 riebalų rūgščių, kurios gali skatinti uždegimus. Taip pat, jeigu perkame daug sėklų aliejų, sakysim, taip, riešutų aliejų, juose yra taip pat daug omega-6, geriau valgyti natūralius produktus. Ką mes dar turime? Tai pasižiūrėsime. Tai pienas ir pieno produktai. Na, jau mes kalbėjom, kad piene yra labai daug kalcio ir moksliniai tyrimai yra nevienareikšmiai. Kai kuriems žmonėms pieno produktai būtent gali skatinti sąnarių uždegimą, ypač jeigu jie yra jautrus pieno produktams arba netoleruoja laktozės, tai yra jautrus žarnynas. Na ir čia būtent kalcį galite pasižiūrėti atlikdami kraujo tyrimus ir pasižiūrėti, ar suvalgius daugiau pieno produktų neatsiranda sąnarių sustengimas ar papildomi sąnarių skausmai. Taigi galvokite, pirkdami, dėdami į krepšelį maisto produktus, nes būtent
atrodo sveikas jogurtas, sveika grietinė, sveikas kefyras gali paskatinti ir uždegimą. Ir atsakingai rinkitės raudonos mėsos produktus. Apibendrinant dar kartą 3 tokie taškai. Antsvoris ir nutukimas tiesiogiai prisideda prie sąnarių ligų vystymosi, skausmų, dėl to padidėjusios mechaninės apkrovos ir sisteminio išdegimo galima išvengti jau nuo šiandien pradedant galvoti, kaip sumažinti kūno apimtis ir svorį. Nutukimas taip pat gali sukelti podagrą, reumatoidinį artritą, progresavimą ir pabloginti bendrą ligos eigą bei sukelti kitas lėtines ligas. Svarbu subalansuoti mitybą, reguliuoti kūno svorį, palaikyti žarnyno sveikatą, vartoti papildus, kad būtų sumažinta sąnarių ligų rizika. Kas padeda mažinti sąnarių uždegimus? Aišku, omega-3 riebalų rūgštys. Omega-3 mažina uždegimą organizme dėl EPR ir DHR, tai yra eikosapentaeno rūgšties, dokozaheksaeno rūgšties, todėl kad slopina prouždegiminių mediatorių gamybą, tokių kaip citokinai ir prostaglandinai. Ir tai naujausi rodo PubMed tyrimai, kad omega-3 vartojimas tikrai susijęs su mažesnė kremzlės ir kaulo degeneracija ir jos gali sulėtinti degeneracinius sąnarių pokyčius. Ir taip pat patariu vartoti augalinius antioksidantus tiek natūralių maistų, tiek ir papildais. Vaisiai, daržovės, uogos, tokie kaip špinatai, brokoliai, mėlynės, granatai, citrusai turi labai daug antioksidantų ir juos vartoti reikia absoliučiai visus metus. Vitaminą C mes gauname labai daug su maistu, galime gauti, jeigu teisingai maitinamės, ir štai jie gali neutralizuoti laisvuosius radikalus ir mažinti uždegimą. Žinome tokį antioksidantą kaip ciberžolė, jį reiktų vartoti su pipirais, imbierą, labai stiprias priešuždegiminės savybės turintis tiek papildai, tiek maistas. Apie vandenį jau aptarėm, kad jo reikia gerti pakankamai ir minkštą vandenį. Ir sąnarių sveikatai labai svarbu palaikyti gerą drėgmės balansą, nes sąnarių kremzlės didžiąją dalį sudaro vanduo ir dehidratacija didina sąnarių apkrovą ir blogina jų sveikatą. Tai jūs matot naujausią PubMed tyrimą, kad 2023 metais mokslininkai pabrėžia, kad omega-3 papildai gali tikrai reikšmingai mažinti sąnarių skausmą, gerinti sąnarių funkciją, sergant osteoartritu. Ir aišku, jų reikia EPR kiekis turi būti didesnis už DHR ir jų reikėtų vartoti 1-2 gramus per dieną. Tai yra nuo 1000 iki 2000, o esant lėtinėms ligoms net iki 4000 mg per parą. O valgyti reikėtų 3-4 kartus per savaitę riebią žuvį, tai yra skumbrė, tūnas, sardinės, tačiau jie neturi būti augalinėme aliejuje, geriausia tai būtų atvėsinti ar šaldyti. O jeigu jau renkatės konservuotą žuvį, tai žiūrėkite, kad būtų nerafinuotas alyvuogių aliejus. Taip pat mes galime rasti čia sėklose, linų sėmenų aliejuje ir sėklose. Ir kaip matote, kad tyrimai rodė, kad jeigu 4 mėnesius mes vartosime 3-4 gramus omega-3, tai reikšmingai pagerinsime savo priešuždegiminę būklę organizmo ir sąnarių bei širdies kraujagyslių ligų sveikatą. Kas nevartoja gyvūninės kilmės produktų, yra omega-3 iš jūros dumblių. Ir 2024 metų metaanalizė parodė, kad omega-3 papildai sumažina trigliceridų lygį ir sumažina jautrių sąnarių skaičių pacientams su reumatoidiniu artritu. Tai va, čia yra nurodytas šviežiausias šaltinis. Ir jūs tokius papildus galite rasti Norsan, aš labai atidžiai renkuosi papildus ir omega-3 papildus perku labai daug ir kalėdom dovanų visiems dovanosiu ir jūs matot nuolaidos kodą, kuris pliusuojasi prie nuolaidinių ir su mano nuolaidos kodu galite pasipildyti -15%
labai kokybiškų omega-3 papildų. Dumblių aliejai auginami kontroliuojamoje aplinkoje, leidžia išgauti labai didelę DHR koncentraciją ir, pavyzdžiui, anūkėje aš perku skystus, gali būti kapsuliniai, gali būti skysti, pavyzdžiui, vienas arbatinis šaukštelis puikiai patenkina vaikų omega-3 normą ir nesukelia tokio nemalonaus proceso kaip kapsulių ryjimas. Dar vienas dalykas yra kolagenas. Moksliniai tyrimai rodo, kad kolageno papildų vartojimas taip pat gali pagerinti kremzlių elastingumą, sumažinti sąnarių skausmą. Ir 2019 metais atliktas tyrimas parodė, kad kolageno hidrolizatas teigiamai gali veikti ir struktūrą sergantiems osteoartritu ir galima taip pat kolageną gauti vartojant sultinius. Už tai čia tas puodas nupieštas. Ir geriausi šaltiniai tai yra kaulų, cukrinių kaulų, kuriuose yra vadinami kaulų smegenys, sultinys ilgai verdamas su šakninėmis daržovėmis, želė be cukraus ir kolageno papildai. Tai kaip išsirinkti tuos kolageno papildus? Tai vėlgi mes turime matyti, kad hidrolizuotas kolagenas 1, 3 tipo, 2 tipo gali būti. Kuo daugiau tipų, tuo geriau. Jis turi būti būtinai bent jau su vitaminu C, o jeigu dar yra su hialurono rūgštim, tai yra labai gerai. Taip pat neturėtų būti jokių kvapų, kvapiųjų medžiagų, saldiklių. Na ir juos galima įdėti į kokteilius arba tiesiog gerti vieną išsimaišiusi tiek ryte, tiek vakare, bet geriausia ant tuščio, nesumaišyto, sakysim, su maistu. Todėl atkreipkite dėmesį, kad kolagenas turėtų būti kuo didesnis turi būti būtinai hidrolizuotas ir su vitaminu C bei su hialurono rūgštim. Čia parinkau keletą man patinkančių tokių kolageno papildų. Juos galite rasti tiek vaistinėse, tiek internetinėje parduotuvėje, biofarmacijoje. Ir štai Atlanto kolagenas, mano labai daug klienčių jį perka, tai būtent su vitaminu C ir su gliukozaminu. Ir tai yra apdovanotas, išrinktas Lietuvoje 2025 metais numeris 1 kolageno papildas sąnariams. Kas dar yra labai svarbu, žinoti savo kraujo vitamino D lygį, nes jeigu yra per mažas, tai tiesiog kolagenas nepasisavins nei iš maisto, nei iš papildų. Na ir dar labai svarbu valgyti žalias lapinės daržovės, riešutus, jeigu jau valgom sūrius, geriau rinktis avių ožkų sūrį, kiaušinius, riebias žuvis, sviestą ir grybus. Antioksidantus jau minėjau, jie būtini ir kad būtų vitaminas C kolagenų papilduose ir taip pat su maistu. Nes citrusiniai vaisiai žiemos metu, vasarą braškės arba jeigu turit šaldytų braškių, paprikos, špinatai, migdolai, visa tai yra labai skanus, natūralūs vitamino E ir vitamino C šaltiniai. Na ir nepamirškime, kad siera tai yra toksai tiek mūsų patogenams nepatinkantis dalykas, tiek visiems parazitams mūsų žarnyne. Tai kada vyksta detoksas, tai sieros junginiai yra labai svarbus. Ir siera padeda sintetinti kolageną ir gliukozaminą, kurie būtini sąnarių sveikatai. MSM papildai, K2, jie yra taip pat reikalingi ir neleidžia nusėsti kraujagyslėse ar minkštuosiuose audiniuose. Ką reiktų valgyti, tai svogūnus, česnakus, brokolius, visi kopūstai, tiek mėlynasis kopūstas, Briuselio kopūstai, skale kopūstas, jie visi turi daug sieros junginių. Na ir kakava. Gliukozaminas ir chondroitinas tai yra natūralios kremzlių sudedamosios dalys, kurios gali padėti išsaugoti sąnarių struktūrą, sumažinti sąnarių skausmą. Ir moksliniai tyrimai rodo, kad ne visada reikšmingai turi teigiamą poveikį
Gliukozamino ir chondroitino būtent papildų vartojimas gali padėti sumažinti kremzlių irimą sergant osteoartritu. Ir čia reikėtų ir vartoti papildus, ir gerti kaulų sultinius, kuriuose būtent išsiskiria ilgai verdant gliukozaminas ir chondroitinas. Padeda sustingti, kada kaulų sultiniai teisingai išvirti, šaldytuve jie sustingsta į želę. Polifenoliai pasižymi stipriomis priešuždegiminėmis savybėmis, gali padėti sumažinti sąnarių skausmą, uždegimą. Na ir geriausi šaltiniai ciberžolė, arbata, kakava, įvairiausios uogos, kuo rūgštesnės, kuo mažiau saldžios, alyvuogių aliejus, prieskoniai ir žalumynai. Ir verta pragerti, kaip sakiau, pavasarį, rudenį, net ir žiemą, detoks tokius labai patogius pakuotės, kuriuose yra tikrasis margainis, kuris paskatina kepenų sveikatą, elektrolitai, kurie magnis paskatina žarnyno judėjimą, paskatina apskritai, magnio visada mums trūksta. Na ir būtent pagerina širdies darbą, na ir ciberžolė labai toksai geras priešuždegiminis produktas. Man labai patinka šis detoks produktas, todėl kad jame yra ir vitaminas C, ir magnis, ir kalis, ko mums reikia, ir širdžiai, ir kiekvienai praktiškai mūsų kūno ląsteliai, margainis kepenų sveikatai ir ciberžolė. Kaip dar natūraliai sustiprinti kremzles ir sąnarius, tai šitos produktus galite rasti vaistinėje, asiūklis, jame gausu antioksidantų, flavonoidų ir mineralų, ypač silicio, tokio labai reto mikroelemento, taip, jis skatina remineralizaciją ir kremzlių atsinaujinimą. Harpagofitas, tai yra toksai sezamų šeimos augalas, toksai, jisai devil's claw vadinamas, taip, Afrikos tautos išminčius naudojo harpagofitą, kai palengvintų sąnarių, nugaros skausmą ir uždegimus. Taip pat bambukas stiebas turi ypač daug silicio, kuris yra kaulų ir kremzlių komponentas, stiprina jungiamojo augalo atsparumą. Dilgėlė, mūsų paprasta, natūrali dilgėlė, kurią galime ir prisidžiovinti iki pat vėlyvo rudens ir nuo pat ankstyvo pavasario. Ir aišku, galima vartoti tiek arbatos, tiek nuovirus, tiek į sriubas dėti, tiek į kokteilius. Ir jinai būtent malšina sąnarių diskomfortą. Taigi priešuždegiminė mityba, kuri yra be gliuteno, be cukraus, be lektinų, be laktozės, be kazeino, be transriebalų, be rafinuoto maisto, tai yra mūsų ne tik sąnarių, bet ir viso organizmo sveikata. Ir ką verta vartoti, ir ką stebėti, kad būtų jūsų lėkštėje, kad būtų vitaminai, mineralai, skaidulinės medžiagos, gerieji riebalai, omega 3 ir omega 6 balansas, antioksidantai bei beta gliukanai. Taigi, atsakingai dėkite maistą į savo lėkštę, stebėkite, kad išgertume pakankamai minkšto vandens ir išvada yra labai paprasta. Sąnarių sveikata priklauso nuo mitybos, virškinimo sistemos sveikato ir saikingo judėjimo. Uždegimą gali skatinti maistas turintis daug cukraus, perdirbtų riebalų, perdirbtų grūdų, raudonos ir perdirbtos mėsos. Jeigu vartosite priešuždegiminius produktus tiek maiste, tiek papildais omega 3, rūgščias uogas, rūgščius žemo glikeminio indekso vaisius, įvairias daržoves, prieskonius, žalumynus, taip pat svarbu palaikyti gerą žarnyno mikrofloros pusiausvyrą, tai yra vartoti prebiotikus, probiotikus, pamaitinti savo gerąsias bakterijas, kad sustabdytumėte uždegimą ir pagerintumėte sąnarių sveikatą. Vandenį gerkite minkštą, silpnai mineralizuotą ir aišku šiltą. Ir aišku judėkite saikingai, todėl kad judant jūs leidžiate pamaitinti sąnarius, atsistatyti jiems ir išsivalyti. Na ir pasirinkite tinkamus papildus. Taigi, būkite sveiki, būkite atsakingi už savo sveikatą. Iki kitų kartų.